Skaičiavimas. Koks? 10 po 100 gramų kiek? Jau litras. Labą dieną, Dzūkijos veido žiūrovai. Vėl pro tinklalaidė, vėl Vytas man prieš akis. Ir šiandien mes turim tokią situaciją, tokią šeimą, kad aš galėčiau palyginti ją su autostrada. Ne? Autostrada, 3 juostos, pilna mašinų, 10 kilometrų. Ten motociklas negali prasilenkti ir visi į Vilnių. Ir sėdė šuo, katė, Rimas ir Goda Leonavičiai, 3 vaikai ir su kalaboškė, susikrovė viską į Alytų varo. Tai pas mus tokia neeilinė situacija, kai visas pasaulis važiuoja gyventi į Vilnių, šita šeima atvažiavo gyventi į Alytų. Iš Vilniaus, apie tai mes juos ir pakalbinkime. Goda ir Rimgaudas Leonavičiai, pasitikime plojimais. Gerai. Grįžtam į pradžią. Kaip jūs atrado tą Alytų, kada jūs pirmą kartą atvažiavot, buvot jau čia kažkada apsilankę? Tu atradom, ieškodami, kur išsikraustyti iš senamiesčio Vilniaus. Alytuje niekados nebuvom ir pirma mintis buvo kraustytis į Birštoną, bet Birštone patys žinote, nekilnojamas turtas brangesnis negu Vilniaus senamiestį turbūt. Tai tada pradėjom dairytis, kokie čia dar galėtų būti miestai. Ir tokios kaip ir atrankos kriterijų neturėjom, tai pasižiūrėjau mokyklų reitingus. Ir taip radau, kad viena iš Alytaus mokyklų turi labai gerą reitingą. Kuri čia? Ramanausko Vanago. Tik tai aš nežinau tos smulkmenos, kad priima nuo 9 klasės, o aš turėjau 1, 4 ir 7. Na, bet čia tokia smulkmena. Taip, Alytus jums yra Vilniaus priemiestis. Taip, tai 1,5 valandos. Žmonės iš Riešės į darbą į centrą važiuoja panašiai. Tu čia blaivę galvą, Rimgaudai, čia nusprendė taip. Mes Alytui nebuvom buvę atsakant į tą klausimą. Ką jums žadėjo už tai? Įperkamą namą, nemokamą mokslą, būrelius už 8 eurus. Man vien vaikų būreliai, kiek išleisdavo Vilniuje, atperka namo paskolą. O dabar nėra jau būreliai, kad brangiau negu Vilniui? Ne. Nu, to prasme, jie pabrango, bet ir Vilniuje jie pabrango. Tai dėl to tai tikrai nėra kažkokia problema. Nu tai gerai, bet sėdit jūs kas čia, šeštadienis, penktadienis, kaip ir važiuojam, nu, jūs iš pradžių namie susėdote, ne, ir sugalvojat, kad reikia kraustytis. Tai buvo tokia mintis, kad paieškoti būsto kitur negu Vilniuje. Nes buvo COVID'as ir grįžti atgal mums į tą Vilnių į savo butą, mums niekas nelaikė ir galėjome dirbti nuotoliu. Tai taip ir išėjo, kad į tą Alytų atvažiavom pasižiūrėti, nes nei vienas nebuvom buvę jame. Ir vaikštam, o čia žali, gėlynai, parkeliai, nuėjom prie didžiosios dailidės, kavytę geriam į tos veikinančių žiūrį. Oh my god, nu kurortas totalus. O kokios šventės? Ko ir kiek buvo įpilta į tą kavytę, ką? Jūs, kuris vairavo, ar kažkas atvežė jūs? Tai buvo toks jausmas, tokios atostogų, prisimeni tos saulės, visą kitą, kad mes tą pačią dieną namą apžiūrinėjom. Gerai, man sakė viena Godos draugė, ruošiantis interviu, sako, reikia čia klausimus, nėra kada sekmanį, na, sako, tu nerašyk tų klausimų. Jinai pati viską papasakos. Lepus žmogus. Gerai. Prisipažįstu. O vaikų klausėt nuomonės? Taip. Vaikams buvo pažadėta tam tikrų dalykų. Vyriausia gavo kambarį, vidurinė gavo kačiuką. O trečioji nieko negavo. O trečioji nieko nebėjo. Nes dauguma yra viskas, tai jau nespėjai užsisakyti. Namą gerai, tą namo paieška, ne? Jūs atvažiavote, jums patiko ir jau nusprendėte, ar pirmiau buvo vis dėlto būsto tos įsigijimo prieinamumas kaip lemiamas sprendimas? Kaip nežinau atsakyti tą klausimą. Mes tą pačią dieną pasižiūrėjom būstą ir žinom, pradėjom ieškoti 9 mėnesius. Kol radom, mes aiškiai žinom, kur norim, kad būtų šalia gamtos, bet netoli miesto centro, nes 3 vaikai, taksi, mums svarbu viešasis transportas, gal to namo būklė nebuvo tokia svarbi, nesupratom, kad vis tiek tas biudžetas toksai ribotas. Ir labai ilgai, ir labai mažai tų skelbimų, aš jau net pasitelkiau savo ten tėtos pažįstamas kažkokias, kurios gyveno Alytuje ir buvo pakankamai sudėtinga, kol paskui mes jau radom variantą atsitiktinai per labai nepopuliarų skelbimo portalą, kuris pasirodo Alytuje yra populiarus.
Ir va taip, va, kažkaip tai labai lengvai viskas. Tai nebuvo Dzūkijos aidas, nes mes populiarūs. Kodėl? Už atitinkamą kainą. Taip lakim. Kažkokių pažįstamų, artimų žmonių buvo Lietuvai, ar jūs... Aš turėjau draugą iš darbo, reikalais esame su juo dirbę Vilniuje ir jisai išsikraustęs jau anksčiau yra į Alytų ir su juo mes kalbėjomės pačią pirmą dieną, kai atvažiavome į Alytų, aš jam pasiskambinau ir paklausiau, tai kaip čia tam Alytui gyventi galima ar ne. Ir kokia buvo jo reakcija? Gavau puikų atsakymą, kad tai nuostabiausias miestas, šilčiausiai žmonės ir tikrai keikis čia nepasigailėsi, ką mes ir padarėme. Tai kiek jūs laiko ieškojo to būsto? 9 mėnesius. Bet Vilniui dar gyvendami, ne? Ar čia kažką nulavotės? Mes apie metus užtrukom nuo idėjos iki įgyvendinimo. Taip, sakyčiau lygiai metus, nes mes prieš pat rugsėjį atvažiavome pirmą kartą ir rugsėjo 1 įsikėlė. Taip. Kaip ir kada suradot pirmą draugą Alytuje? Ar iki šiol draugaujat? Alytuje draugų mes turim labai daug ir kažkaip labai lengvai. Čia tas žmonių šiltumas yra toksai priblaškiantis. Bet va, pats pirmas, kur jūs išėjo šiukšlės ten prie namo išmesti. Kaimynė sutiko, irgi labai draugiškai. Paskui aš nuėjau sportuoti. Sportą labai sutikau merginų, su kuriuom dabar labai puikiai draugaujam, dirbam kartu ir ten viskas pas mus gyvenimuose susitikė. Į kur sportuot nuėjot? Bare. Į barą? Nu, bare. Aš sportuoju kiekvieną reiškėsi savaitgalį. Buvo toks sportas. Dėl olimpinės. Kojas kilnojate, taip? Kojas kilnojam tenais prie baleto stulpų. Bare, taip ir vadinasi. Laikas savo, Bastoma, prašom, pabandyti. Bare. Alytui kabaretas yra. Gerai, surindėjau. Neišprusę. Ne, manęs į tokį barą dar nepriėjo ir nieks nepakvietė. Tai supratau. Bet gerai, o keičiat miestą, keičiasi draugai. Šių draugų tai vadinasi, kad reikia naujų ieškoti, turi atsirasti. Darbas, kaip suprantu, tai nebuvo, ne, kad reikės keisti darbą ir panašiai. O kaip iš tiesų vaikai, na čia vis tiek, 3 vaikai, jiem keičiasi draugai, nes mes žinom, vaikam draugus palikti yra sunku. Tai ar kažkiek buvo sunkumų, ar tų priekaištų buvo, ar viskas labai greitai įvyko? Buvo COVID-as, viską paaiškino. Vaikai neėjo į mokyklą 2 metus. Tai labai mes pataikėm tokiu laiku, kai aišku buvo tų draugų, kurios sunku buvo palikti, bet jos atsikrauščiusios čia, mūsų 7-metė sėda į autobusą Alytus Vilnius ir nuvažiuoja ir aplanko tos draugės. Tai nebuvo jokios problemos, nes tas atstumas yra tikrai labai nedidelis. Taip, ir netgi mažoji važinėja pas draugus į gimtadienį į tą patį Vilnių, tai tikrai niekas čia pasikeitė tik tuo, kad rado naujų draugų. O Alytuje, pavyzdžiui, su mūsų tais vilnietiškais pavadint draugais mes matomės dažniau negu gyvendame Vilniuje. Taip, nes viskas planuojama. Ir jie atvažiuoja, nes dalykas ir smagu vieniem pas kitus važiuoti, ir namas didesnis ir visą kitą negu butas Vilniuje, kur tu nei priimsi, nei apnakvyninsi. Vienas dalykas visiems čia atvažiuoti, bent jau pirmus 2 metus, tai buvo tokia gera egzotika. O, tai ką jūs čia turite, o čia parodai, aš jau net atkaliu maršrutą, kurį važiuoti žmonės. Jo, tai gal turizmo centre galėtumėte. O gal galėtumėte Vytą pavedžioti kada nors? Reikia pirmiausia nuvažiuoti, labai patinka ta senovės prabangas, andaikčiai yra tokie, įspūdingas tenai. Jotvingis yra must visit, nes tu grįžti. Dar galėtumėte 10 eurų už galima galvoti filmus ar ne. Visiškas muziejus, 10 eurų įėjimas. O paskui visus vedu iki Vinginą. Vietai, bet tai... O į antrą aukštą? Kol kas uždarytas. Vietukai, o tu jau tai kaip tie Vilniečiai bus trolina čia dabar atsėdę. Ne, aš tai visiškai pažįstu, kad tai yra... Tu bendriau irgi neelytiškis, tai tau sėdi smagiai savo džiaugiesi. Bet aš tai galvoju, kad kodėl aš taip nesigalvojau anksčiau. Matai, šiaip tie paveldo objektai tikrai turi savo vertę. O kiek apsitai tas miesto mastelis... Na, vis tiek jis yra keliaujant, važiuojant, na, čia visur galima nueiti vos ne pėstute. Kiek tai buvo tas toks, wow. Visą laiką per anksti. Atvažiuoja ir taip susiplanuoja, čia 10 minučių, ir vėl stelda ir laukite. Susitikimo vaiko. Ne, tai tas yra nuostabu, nes tu visur gali patekti per 10 minučių iš vieno galo į kitą, kamščių tokių dalykų mes iš vis čia neįsivaizduojam, kas tai pati geriausia patirtis, sakyčiau. Aš jau pradėjau vėluoti.
Nes jau dabar skaičiuoju 5 minutės ir pavėluoju tada. O paslaugų užtenka, paslaugų kokybės. Nu, ten, pavyzdžiui, nėra nei vienoje kirpykloje tokios spalvos plaukų dažų. Tai reikia važiuoti į Vilnių. Arba ten Rimui, nežinau, kokio vyriško pedikiūro neranda, kur pasidaryti. Tai moteris, kai keičia, jos nekeičia kirpėjos, ten tos pedikiūristės, manikiūristės, nes, na, tu turi ten savo nekirpėję, bet psichologiją, tai čia, tai yra visas tas kaip seansas vykdomas. Tai kažkaip tai pradžiai važinėjau, tikrai tokia buvo pereinamasis laikotarpis, paskui jau rekomendacijas, nes mes tiesiog neatsidarom skelbimo į kokių nors tenais Google, tai viską per draugės turi sužinoti, tik kai susirandi draugės, jos tau rekomenduoja, kur tvarkyti. Ir tada supranti, kiek yra draugė, ir kaip po to. Tikrai draugė. Paudagas, išėjo paudagas. Taip draugė, ir atsirenkit. Viską radom, tai dėl paslaugų, tai ir dėl pramogų, dėl visko. Čia visko yra, dėl būrelių. Tai užtenka, Rimas, kiek žinau, mėgsta tas labai kavinės, barus. Aš pasakysiu, kad ką mes laikom paslaugom, ar ne? Nu, tarkim, ten ar nusikirpti, ar batus pataisyti, tai aš manyčiau, kad Alytuje daug paprasčiau ir pigiau. Ir greičiau. O kas liečia pramogas, koncertus ir barus, taip, mes turime jų čia mažiau. Bet tokiu atveju mes išsigryninam, ką turim. Kur norimai? O kur nori taip? Kur dažniausiai eina talybai? Kuriuose naktytėse vietose sutiksi šitos žmonės. Ne, tai mes... Tai yra vilnietiškai Feniksas, vilnietiškas baras, Kišenė, vilnietiškas baras ir Subinė. Ir teatras. Čia Subinė teatras ar kaip? Ne, juokauju. Iš tikrųjų, kultūros atžvilgiu, aš nukrypstant nuo tos intriguojančios temos apie Rimo barus, kultūros atžvilgiu, Alytus pilnos kultūros ir jeigu žmonės sako, kad nėra ką veikti, jie tiesiog net nebando kažką veikti. Žinoma, mes čia neturim nacionalinio muziejaus ir tokių parodų, bet gal mes ir esam tas mažesnis miestelis ir mūsų vertė yra kita. Tai nuvažiuoti 1,5 valandos, o mes buvom sekmadienį išvažiavę į Vilnių, aplankėm norimas parodas, grįžti ir vėl čia mėgaujasi. O kitas dalykas, ką... Ir vėl čia į Feniksą, ne? Ne, čia laukia komedijos festivalio teatrų. Žodžiu, tikrai užtenka, tik tai reikia. Ar sutinkat, kad netgi kartais būna tiek tų renginių, kad neįmanoma yra visko suspėti. Ir žmonės tiesiog, tie, kurie sako, kad čia nieks nevyksta, nepasidomi tuo. Bet tai kodėl sako, kad nėra kur nueiti? Nu, Tūlas Alytiškis labai dažnai sako, kad nėra kur nueiti. O ką reiškia nėra kur nueiti? Kas turi omeny? Aš tada visada klausiu, kas turi omeny. Tikrai kavinių yra ir jų yra skirtingų, kur tu gali nueiti ramiai pasidėti ir kur tu gali nueiti ir ramiai išvežti tave. Nebūtinai kavinės, tas pasimklas. Vieną kartą per savaitę mes padėlį žaidžiam, ten ir su vaikais ar su draugais. Paskui ten kitą kartą per savaitę kažkur irgi išeinam pasivaikščioti, kas irgi labai čia labai turi daug tos gamtos. Labai žalias miestas, taip, ja. Čia tikrai... O ten tos kavinės, maistas, tai čia gal toksai jau šalia. Nėra. Aš viską užsakinėjau internetu, man ta prasme nereikia parduotuvių. Bet vaikam? Tai aš sutaupau. Dar vienas privalumas Alytaus. Lankė tu Akropolį. Kiek jau jūs metų Alytui? 3. Pradėjom 4. Tai kas yra per tą 3 metų laikotarpį, kas yra nutikę gražiausio ir kas baisiausio mūsų mieste? Mane gal atsikraušius kokią 2 savaitės, tai mane išgąsdino vienas žmogus. Tai toksai buvo baisiausias, kas šuo jam nepatiko, tai ant tako. Tai bet čia toksai gal prisiminimas. O kas gražiausia žmonės sutikti. Jo, tikrai pritarčiau, nes tiek šiltų žmonių ir tiek draugiškų žmonių niekur mes nebuvom turbūt. Mes labai greitai kažkaip patekam į tą sociumą tokį, kad su visais labai tais Alytuje aktyviai žmonėm, mes patys, matot, turbūt nelabai ramus, tai pradėjom bendrauti, draugauti ir žmonės čia labai lengvai įsileidžia į santykį. Nes aš bendravau su kitomis pažįstamomis, kurios, pavyzdžiui, yra persikrausčios į Nidą, tai ten yra labai sudėtinga su žmonių naujų priėmimu, o Alytuje jisai kaip tik yra labai didelis privalumas. Ir prisimenu
Šiandien ko trūksta, ką mūsų vaikai pasakytų. Taigi bubble tea kavinės trūksta paaugliams. Na, paaugliams vietų, kur atsisėsti, kur nueiti. O čia tas kioskas, kas čia toks? Taip, bet yra... Kaip čia šitas kioskas raudonai? Ai, va, tai... Saldainiai. Ne, reikėtų erdvės iš tikrųjų. O spotas ne. Kažkaip paaugliai nebelanko, jie tapo tokia vaikučio erdvė su tais žaidimo agregatais ir taip toliau. Tai jau. Nu, kafeinas. Ir saldainiais po 5 eurus. Žinai. Gerai kainos įkaldaisi. Gal mane galvoju, atsakant į klausimą, kas labiausiai nuvylė ar kažkaip tai grybų neradau. Bet Alytuje neradau grybų. Apie žmonės tu čia ar apie... Apie žmonės ir apie... Ne, tikrų grybų. Taigi, bet mes Varėną prie pat, nu tai ir Alytų štiemiškų. O kur tu ieškai to grybų? Neradau, žinok. Rimai, kur jūs ieškot grybų su šeima? Važiuoji, pamatai mišką ir ten ieškai. Pasirodo, tai neveikia. Ir dar pakankamai įspūdį padarė, kad Alytus pakankamai homofobiškas miestas. Tai, ta prasme, skirtingai nuo Vilniaus, kiek mes esam pripratę, tai žmonės šį čia dar gėjų, lesbiečių klausimas. Na, nėra, kad jie pultų pomidorus mėtyti, bet priėmimo irgi nėra didelio. Ar ne taip? Kodėl? Aš mielai ir pomidorą ir aš visiškai, sakant, nelaikau pykčio. Jokio. Ne, bet va čia ir yra tas skirtumas, kad Vilnius yra toks, net ne lietuviškas, gal sakykim toks jau ten ir lietuvių, ir įvairių tautų gyventojai, o Alytuje, jeigu tu pamatai, nelietuviškos rasės arba tu iš karto vis tiek atkreipi dėmesį. Tai yra net tokia bendruomenė uždaresnė, kaip suprantu. Čia Alytuje vis tiek yra dalykai, kurie pagal tradiciją, jie yra kiek 15 kokį metų atgal, lygiai tas pats buvo. Tai tiesiog... Ne tai, kad uždaresnė, o su mažesnė pasaulyje žiūra. Taip pasakysim, jie neišvažiuoja, nekeliauja kažkaip, to patyrimo mažiau, dėl to dar auga tas Alytus. Tai pasikeis tikrai, aš manyčiau, kad kiek tam kas... O čia labai didelis minusas yra, kad Ne, tiesiog jeigu kalbam apie skirtumus, vien dėl to minuso tai nėra, kažkaip tai. O jūs norėtumėt, kad čia Alytuje surengtų šitas eitines? Aišku, norėčiau. Žinoma, tai miestas už meilę. Meilės miestas ar nemeilės šiame mieste? Ir tiltų pražygiuotų. Myliu ar nemyliu? Aš to pilotą galiu parodyti. Ai, galvoju, kur nusitur. Myliu užrašytą, tai. Tai va, jie 3 metus pragyvenė šitam Alytuje, jeigu man reikia kažkokio žmogaus paklausti ar pažįsta, ar kažkur nueiti, aš skambindu jie ir jie viską žino. Jie viską matė. Viską. Aš buvau archeologijos muziejuje, ir esi ilgas muziejus. Mes kaip tik ruošėmės ten. Taip, su Vytu. Mes praeitą, prieš porą savaičių važiavam pro jį ir sakėm, grįždami užsuksim, bet neužsukom. Užsukom į... Užsukom į naują parduotuvę, vadinasi sporto pilstymas. Nes iš tikrųjų su tom, pavyzdžiui, vaikams edukacijos muziejų, kokios yra nuostabios ir ką jie ten rengia. Tiesiog alytiškiai kažkaip tai galvoja, kad čia yra kažkam kitam, bet ne jiem, bet realiai tai viskas yra ir jiems skirta, jie gali to naudoti. Gerai, labai girėt tą Alytų, bet per tuos metus ar nieko nesat pastebėję, didžiausių problemų Alytų ir ko trūksta, tai eilinės daugiavaikės šeimos akimis? Tai gal kaip ir paminėjai, paaugliams erdvės, kažkokių tokių. Nes veiklų tikrai vaikams irgi yra tų būrelių, užimtumo. O kas yra paaugliams erdvė? Su Vilnium, daleiskim, lyginant, ar jūs konkretų pasiūlymą turėtumėt, ar šiaip tai, kad jiem trūksta ko, su mašinom ten pabražyti, alaus pagerti? Man trūksta skautų, nes aš niekaip mūsų skautavo mergos, tai jų neradau šičia, bandžiau visaip skambinti ir visa kita buvo tas sudėtinga, bet ten turėjau tokį sociumą, nes skautai toks man labai sektinas pavyzdys. Problemos dar truputį su viešuoju transportu, norėtųsi dažniau daugiau jo ir kad žmonės dažniau važinėtų. Čia turbūt koreliuoja su tuo, kad žmonės labai čia nevažinėja viešuoju transportu, ką mes Vilniuje esam labai įpratę, o tada jo važiuoja mažiau, o tada tie, kurie norėtų važiuoti, jau nebegali važiuoti. Nes jūs minėjot 10 minučių iš vienos vietos į kitą, kai tas pats nueiti iki tos stotelės turbūt 10 minučių. Labai tėvai vežioja, pavyzdžiui, tuos visus vaikus į mokyklą ir taip toliau. Labai išlepinti. Neišlepinti, jie nesinaudoja, pavyzdžiui, dviračių, vaikai nevažinėja
pas mus visą laiką dviračiais važinėdavo ir gal 2 vaikai atvažiuoja mokyklą dviračio. Baisu, pavojinga. Čia dviračių takų. Kalabošką geriau nupirkti. Čia važinėja žmonės, laikosi kelių eismo taisyklių, važinėdami gatvę. Ar jūs važiuodami dviračių gatvę važiuojat pagal dviračių gatvės taisyklės? Taip, persivedu dviratį per perėję Bešėmės nuvykusią. O ne, kai važiuotų automobiliu, kur ten link Dainų slėnio yra dviračių gatvė nuo savivaldybės. Nesutikau nei vieno dviračio. Nes aš turėčiau jo, jis turėtų važiuoti priekį. Vis nesutinku. Tai kai va tamsta, gal man galėsim pasitreniruoti. Jūs važiuosit, aš važiuosiu paskui. Alytų įprasta vadinti pramonės miesto, ne? Ar jūs pritarėt mano minčiai, kad Alytus vis dėlto su politikų palaiminimu turėtų judėti kurorto kryptimi? Ar pritarėt man, kad neturėtų judėti? Aš tai taip nemanau. O ką tam kurorte pasiūlyti, tai čia klausimas. Turi atsirasti spa, turi atsirasti poilsinės zonos specialiai traukiančios turistus ir... Ne, tai... Mes turėtume būti, yra Birštonas, yra Druskininkai, mes turėtume tą padaryti jungtį, ne? Ir tai būtų visa... Aš praplėsiu, kad toksai ar spa, ar ten kažkoks kompleksas, jisai galėtų būti kaip ir kiekviename mieste, taip? Tai čia mes tiesiog tokio didelio komplekso neturim, o ar mes neturėtume būti pramoninis miestas, tai vėlgi čia labai yra gerai, kad yra suklasteriuota, vadinkime, ir daug tų įmonių, kurios atsikelt galėtų ir įsisteigti šitoje vietoje. Alytus gali pasiūlyti žmonėms, ką čia nuveikti. Man Alytuje gal trūksta kokio nors traukos objekto, kaip ir tiems draugams. Na, pavyzdžiui, kokio didžiausia Lietuvoje atrakciono parką. Taip. Bet tai nebūtinai sakyčiau, kad turėtų jisai kurortėti, nes mes esam tarp 2 kurortų, tai tiesiog tam jau lietuviai... Jeigu jau atvažiuoji, tu galėtum čia kažką nuveikti daugiau, taip, nueiti. Tiesiog, kad trūksta nuveikimo, bet vis dėlto... O kaip yra kiek buvo keista gal, nes Vilnius senamiestis ten yra gyvas. Jis gyvas 24 valandas per parą, bet kurią dieną, bet kurią naktį. Čia 9 visi miegota eina. Čia nėra tos gyvybės ir to senamiesčio, kiek čia... Ar tą dalyką galima kažkaip išspręsti jūsų manimui, taip vis tiek? Čia matote, žmonės turi norėti atvažiuoti, norėti leisti tą laiką. Išeiti iš butų ir nuo televizorių. Tai pagrindinė problema, kai žmonės norės išjungti televizorių. Mes atsikraustėm rudenį, gyvenam kurortą, žinot, ten visi tie namai, tokie tyluma, ramuma, Katrų kaimas, galvoju, jau pavasaris, iš šašlyko į lauką vakarėlį. Ne, tyluma, ramuma. Žmonės tiesiog neišeina, nei į gatves, jos tik miesto šventę sutraukia. Bet ir daug yra nepasitenkinančių, kad ir ta šventė ten vyksta, nes tada triukšmas, ar čia nėra toks biškis. Savaitgalį. Su palapinė prie ežero. Jeigu jam kažkam kyla problemų, tai galima rasti sprendimų. Bet tiesiog žmonės, kur daugiabučiuose gyvena, labai norėtųsi, kad jų būtų daugiau gatvėse. Ir tai pagrindinis toksai skirtumas nuo Vilniaus ir yra mums, ko mes čia vis... Bet ko jie bijo, saugiai nesijaučia, dėl ko taip yra? Jiems kaip ir nėra dėl ko išeiti. Na, jie neranda tikslo vaikščioti pirmin atgal gatvę, bet kažkas neatsiranda vien dėl to, kad jie nevaikšto. Ir mes įsivėlėm į tokį ratą, kad... Niekas nevyksta dėl to, kad nieko nėra, nes niekas nevyksta. Nėra taip gerai šitam Alytui. Bet galima visą laiką padaryti. Domitės politiką. Jums įdomiau yra Amerikos prezidento rinkimai ar Lietuvos Seimo rinkimai? Seimo? Man Seimo rinkimai įdomiau, todėl kad pats darau kažkokį tai sprendimą, o Amerikos prezidento rinkimai... Už tave padarys ten. Žiūrėjau, teisingai, kaip į kažkokį filmą. O vakarais skamba pasis šių dienų hitas Kelkis Lietuvą, Gražulio. Gal ryte skamba? Ar ryte gal? Žinote dainą Gražulio Kelkis Lietuvą? Virš 1 milijono peržiūrų jau turi. Klausi, ką mes manom apie rytą, mes net Gražulio nežinom. Jie tikrai nebūna namie prie televizoriaus. Aš televizoriaus neturiu. Čia tikrai? Jo. Tikrai. Kodėl? Nes sudaužėt kaip ta Lietuvos rinktinė. Kažkada priėmė tą įstatymą. Mūsų buvo sąmoningas sprendimas atsisakyti televizorius. O viešpatie. Jūsų irgi per televizorių nerodo, tik per internetą. Tai daugiau. Tai dėl to ir neturi televizorių. Satanistų kokių prisikvietėm, televizoriaus namie neturi. Tai vienintelė šeima turbūt Alytuje, kuri neturi televizoriaus. Nemanyčiau, kad vienintelė. Mes turim projektorių, turim kompiuterius, nežinau, nereikia televizoriaus.
Neteko žado ir nebeteko klausimų. Taip, trupučiuką, šiaip, bet greičiausiai dabar šitokios tendencijos yra. Mes automobilio neturėdavom, mes nusipirkom automobilį tik tai Alytų kraustėmės, tada nusipirkom jo. Vis nereikėjo, bet Alytui reikia. Bet jūs, kai tokie judrus, nebus, kad po 2-3 metų įsikraustysit kur nors į Pasvalį, ten, Ukmergę kokią? Ne, tai mes čia 12 metų planuojam gyventi. Kiek? Kol paskui viskas pagal planą. 12 metų vergovės? 12 metų, kol vaikai mokyklas baigs. O po to jau... Nu, po to kažkur tai... Matysim. Žiūrėsim. Į Tailandą ar į mišką. Kažkur tai. Nereikia prisirišti prie vietos. Visi lietuviai kažkaip labai įsikibę į tą ir geriau gyvena mažam butelėje, sostiniai, dirba kokį nors ten baisų darbą, kuris vargina vietoj to, kad atsikraustytų ir gautų už tos pačius pinigus didesnę vertę gyvenime. Taip, pasitenkinimą. Gamtą, džiaugsmą. Ja, ir jo vaikas eitų į būrelius už 8 eurus, o ne už 65. Gerai, jūs ne taip, kad paprastai gyvenate Alytui, labai daug socialinių iniciatyvų organizuojat, esat pradininkai ten ar prisidedat, Goda prie žalios vakarinės, prie autistiškų vaikų ten paramos. Rimas yra sugalvojęs tą 100 km iššūkį, ne? Vilnius Alytus ėjimas. Jie Alytų buvo sugalvota turbūt ten šiaip savo, kaip pramogėlė kažkur prie stalo turbūt vakare. Ne? Pirmas tas ėjimas buvo su keliais draugais, paskui jau daugiau prisijungė. Šiemet jau tas ėjimas nešė ir misiją, taip, jūs rinkot pinigėlius vėlgi paremti autistiškus vaikus. Kaip tu įsivaizduoji po 10 metų savo tą dar eisi kažkur, dar rinksi, organizuosi, tai bus kasmetinis renginys ar... Dabar buvo 3 kartą ėjimas ir mes rinkome autistiškų vaikų fondui paramą, surinkome apie 4 000 eurų. Ir aš manau, kad tai yra tikrai kilni misija ir kol galėsiu ir kol eis kažkas kartu su manim, aš tikrai šitą 100 km eisiu kasmet. Tai ta prasme turėtų tapti tradicinis ėjimas, ne? Tikėkime, kad tai bus viena iš Alytaus, kaip ir žalioji vakarienė, kaip ir ėjimas, kad tai viena iš Alytaus tam tikrų renginių, jo veido kūrimui. Vėlgi, kas metus darimas vis pritraukia naujų žmonių, nauji žmonės sužino, galbūt prisijungia, galbūt irgi tas judėjimas kažkiek tai, kad ir 20 km nueiti yra tik tai sveikata. Jiems labai patinka, jiems į Alytų ir daug tikrai šiemet buvo žmonių, kurie nebuvę ir jiems buvo tokia labai atrakcija įjimas toks ir misija, ir smagi kryptis. Bet to labai prisijungė žmonės, palaikė, kurie buvę alytiškiai, kurie kilė iš Alytaus ir dabar gyvena Vilniuje, tai jiems buvo labai močiutės aplankyti grįžtų. Taip. Ja. O Goda su draugiam irgi prigalvojus krūvą tų visokių gražiausių renginių, yra dar kažkokių crazy idėjų dabar mintys ir užtenka jau su šitom apsidėti. Nu, kokios? Negaliu sakyti, kaip... Kada bus įgyvendinta tada? Noriu festivalį padaryti. Kokį festivalį? Smagu visiems. Šampano gerimo? Oi, net aš 2 festivaliams, nes aš tiek yra, bet burbuliukų festivalis ir kažkas su burbulai susiję Alytuje tikrai galėtų atsirasti, mesgi burbuliukų miestas. Tai ką, mes tada... Ne, palauk. O jau mokat Alytaus himną? Taip. Su gaive bangelė, Nemune. Ai, netol Nemuno gyvenat, pirksit katerį. Ai, katerį? Katerį pirksit? Ne. Bet tą turit, bet jie jau yra pasidarę plaustą. Plaustą esam pasidarę. Plaukia jo, čia dar viena misija. Su vaikais plaukti Nemuno. Tai yra labai smagi atrakcija pasidaryti plaustą ir plaukti kiekvieną vasarą. Jesu, Marija, kiek visko prisikė. Bet plaukėt jau bandėt? Taip, šiemet išbandėme. Kiek kur? Iki kur? Iki punios nuo mūsų prieplaukos Alytaus. Prieplaukos kol kas. Nu, buvo sudėtinga ten ją nunešti. Čia prie šitos betonuotos, prie tos pirties? Ja. Sudėtinga? Ne, viskas pakankamai gerai. Ne, Godai sudėtinga. Aš nuiminėjau. Bet jūs ten nuleidėt ar betė atiduotos? O paskui plaukėt iki to. Ne, nuleidinėjom, tiesiog, kad buvo aukšta priekaba reikėjo. Ten tai tikrai buvo sudėtinga užtemti punios prieplaukoje. Nu, tikrai ten buvo sudėtinga. Ne, tikrai nesudėtinga. Ar jūs kartu plaukėt? Ne,
Ne, aš visą laiką rūpinuosi logistiką. Tai žygiai ir visko, aš turiu tam. Logistika ir komunikacija mano pareigos. Ir taip mes plaukė savo, goda su mašinėlė važiuoja, ten prisikraus alaus, su muštinuku, žinai visko. Taip, ledų vaikams. Taip ir būna. Tai tų renginių ir pramogų ir mus tikrai žmonės matys ir kažkur sutiks ir tikėkime, kad tai jiems patiks. O kaip gražiai surimavo. O yra dar ir nesutikusių jūsų. Tam Alytuje. Kiek šitie gyventojai? Ką daryt, kad grįžtų vėl 80 000 į Alytų? Nu tai daryt kažką tai. Ką darai dėl to? Likus namie net televizorių reikia žiūrėti. O daryt. Eiti žmonės, kalbėti, pasakot. Ką man mes nuvažiavę Vilnių darom. Vis kalbam ir kalbam. Koks tas Alytus, visa kita. Dirbam sunkiai. Taip, kaip jais yra, kad atvažiuotų daugiau. Tai palinkėkime, kad visi darytume ir Alytus kuo greičiau vėl taptų 80 000 didmiesčio. Ačiū Jums labai už pokalbį. Iki. Ačiū. Kiek spėjom? Kiek valandų? Bet 15.